Ir sekantis epizodas pas mus prasideda nuo lauko kavinės ir Evelinos pusryčių. Mūsų mokslo muziejaus pastatas, kaip gražiai čia viskas įrengta, moderniai. 7 aukštų pastatas, skirtas vien tik mokslui. Dėl remonto veikia tik tai 3 ir 5 aukštai. Pirma ekspozicijos dalis yra robotai mūsų gyvenime. Parodytas androidas, labai nieko daug nedaro, šiek tiek mirksi, šiek tiek kažką reaguoja. Vaikai bando išerzinti. Evelina tau į namus. Nu, fainai, kaip ir Granados mokslo muziejai, taip ir čia labai daug interakcijų vaikam. Tas yra išties smagu, kai tu gali, būdamas vaikas, ne tik pažiūrėti ir nieko neliesti, bet ir pačiam paeksperimentuoti su mokslu ir ką jisai gali suteikti. Žiūri buvo. Evelina bando pasirinkti, kurį pasaulį norėtų gelbėti. Kultūros, atmosferos, elektrifikacijos ir taip toliau. Šiaip nemažai aš šneka apie ekologiją, bet problema yra ta, kad patys labai nesilaiko ekologijos. Pavyzdžiui, visur yra plastikinių maišiukų kalnai, naudojami plastikiniai chopsticksai, patys medžioja ir valgo banginius. Tai šito vietoje biškai kažkaip keista. Mus po Austrijos labai išauklėjo tai, kad turime labai saugoti gamtą, žodžiu, neimti maišiukų, nepirkti, neprakalioti. Jeigu turi mašinoje dėžę, tai atsineškite tą dėžę ir viskas. Nes iš tiesų labai daug išmeti tokių dalykų. O čia dar ne, čia bando įgrūs dar maišiukus, kaip Amerikoje, kokioje daug labai plastiko. Interakcija vaikam, sumeta rutuliukus ir jie keliauja per visą jų kelią. Ir jie gali juos pakreipti. Čia panašu, kad labiau mokina tapti fabriko darbuotojais, kaip iPhone'us greičiau kepti. Neblogai. Miško aidus, mažyčius robotus. Su blicu nefotkint, nes gali išblaškyti robotukus. O jeto. Simuliacija, kaip atrodo gyvenimas tarptautiniai kosminiai stoty. Nu, šitus dalykus jau kaip ir matė. Kabinetas. Tualeterai. Nu geriau, čia gal kažkas ir naujo, ko nebuvau matęs niekur kitur. Tai yra neuroninių dalelių detektorius, neutronų. Tai būtent padarytas toks mažas modeliukas, 1/10 originaliosios versijos, kuri randasi po žeme. Būtent šitus neutronus bando susekti, nes jie gali padėti atskleisti visatos atsiradimo konceptą patį ir žvaigždžių susidarimo visą principus atskleisti. Tai ir tas dalis yra žiauriai sunku pagauti. Jos skrieja kiaurai planetas, ta prasme, joms visiškai nesvarbu yra jokios kliūtis, ta prasme, kaip materija, mūsų Žemė ir taip toliau. Dažniausiai jos atskrieja iki Žemės branduolio ir tada pasikreipi vieną arba į kitą pusę ir patekę atgal jau už atmosferos ribų pranyksta. Tai šitų lempų visų pagalba, kurios tokios pakankamai didelės, galima padėti susekti jų kryptis, jų sandarą ir šiek tiek jas sudetektinti, kad padėtų tyrimams. Evelina labai didžiulį pasipiktinimą skleidžia, nes sakė, kad čia nėra ką fotkinti. Čia visiškai nieko nėra, čia visiškai neįdomu nieko. Aš išsiaiškinau, kodėl japonai viską fotkina, kiekvienam žingsnį Europoje, kai būna fotkina, milijonus nuotraukų padaro. Todėl, kad kiekvienam žingsnį pas mus yra viskas labai gražu. O čia, nu, aprodyk aplink. Ką čia fotkina? Nu va, pastatas, 1, 2 kvadratinis, kitas pilkas pastatas kvadratinis, ten stiklinis kvadratinis pastatas, ten kvadratinis su apvalinimais. Ten dar labai daug kvadratinių pilkų pastatų, bet šiaip tai jo, nu toksai labai tvarkinga, minimalistiška ir toks vat Ikėjos miestas toks, be spalvų. Toliau apžiūrinėjom šitą visą architektūrą gražią, čia yra vaikų žaidimo kompleksas, jame yra akvaparkas, bandė daryti kažkaip žaismingiau, tai biškį padažė pink spalvelę.
Evelina sakė, kad ar sutikčiau su jos nuomonė, kad tai yra sovietinis modernizmas. Tai galima sutikti, o čia atėjom pasižiūrėti dabar Laisvės statulos. Jis yra labai maža, kokius turbūt, kad 10 kartų mažesnė negu originalioji. Bet panaši gal su Prancūzijos, ne? Nu ir tas Rainbow tiltas, tai vat jisai atrodo taip, naktį jisai šviečia Rainbow spalvom ir mes, žinokit, tikrai nelauksim tos nakties. Tai atsigaivinam po šaltą gaivų gėrimą ir varysime tada į kitą jau salos pusę. Ne salos, jau tokio žemyno pusė, nes čia esam tokio kažkokiam salinė. Ir pratęsim savo turą šiandien po šventyklas. Po trumpo meninio performanso, kurį išlipę iš metro, staiga pamatėm kažką kitokio negu konservatyvus japoniškas niekas. Tai greit atbėgom, pasižiūrėjom, kas valandą muša tas laikrodis ir visą laiką atlieka tokį mini pasirodymą. Dabar keliaujame į metro, pasižiūrėsim Tokijo Eifelį ir, mes tai vadinam Tokijo Tower, kuris atrodo taip kaip Eifelio bokštas, ir tada aplankysime šventyklą. Ir šiandien su Tokijo pačio lankiniais objektais bus kaip ir baigtas klausimas ir apskritai bus baigtas klausimas, nes jau čia nelabai ką yra ką veikti. Tokia laiko stumimo diena gaunasi, kad jau tik tai prastumt. Nors šiaip turim vieną additional dieną dar Tokijoj, bet jaučiu, kad mes ten laidosim tą viešbutį ir varysime į Osaką. Atvykome į savo japoniško Tokijo Eifelio vietą, pasižiūrėti kaip atrodo. Toksai šiek tiek mažesnis ir labiau spalvų daugiau. Tai tipo galima jį užkilt. Mes jį nekilsim, nes manom, kad jau nieko ten nepamatysim, tai einam tiesiog iš arčiau pasižiūrėti, pasifotografuoti. Priėjom arčiau šito ryšių bokšto. Matosi, kad funkcija atlieka pilnai. Didžiulis kompleksas po juo. Nieko panašaus į romantiką. Ir netoli žymėjo ryšių bokšto, mes jau dabar taip vadinsim, yra Zenzoji šventykla. Dar vieni maldos namai. Gerai, einame vidų, pasižiūrėsim, kas ten gero. Jau jaučiasi smilkalų kvapas, biškį primažinam decibelus. Pasižiūrim. Smilkalai nėra mano mėgstamiausia dalis, tai žiauriai smirda. Bet ten visiems normaliai viskas. Chill. Vėl pamečiau Eveliną, nors parduotuvė nesimato niekur aplinkui, bet matyt vis tiek rado, kur save realizuoti. Einu dabar jau antrą ratą aplink šventyklą, to jau čia pereisiu į budizmą, man atrodos, po trečio rato paieškų. Pasirodai parkelį, ką man eiti. Aš kažkur skaičiau, kad yra moteris, kurios tiesiog siuva tas kepurėlės ir vis keičia naujai ir prižiūri kiekvieną figūrėlę. Jau vakaras, Evelinai pavyko padaryti power napą valandėlės laiko ir dabar jau skubame į traukinį, kuris mus veš į Yokohamą miestelį. Matosi nelabai gerai, o dabar gal ir geriau matysis. Ir ten bandysim įsivelti į nesąmonę. Varysim į undergroundinį automobilių susirinkimą, Tokijo driftą. Taip mes jį dabar vadinsim. O šiaip tai jo, visi japoniškų automobilių entuziastai suvažiuos su mašinom ir rodo visiems. Tai ten yra tam tikrų komplikuotų vietų, kurias reikės išsispręsti. Viena jų yra ta, kad į ten gali atvažiuoti su traukiniu ir tada turi imti arba taksi, arba kažkokį Uber ir panašiai, nes visa susitikimo vieta yra mokamo greitkelio resting zone. Tai tokia tarpinė stotelė, kur gali atvažiuoti tiesiog pailsėti, sakykim taip, autostradose. Ir iki tenais neveža viešasis transportas, teoriškai veža, bet nėra kaip patekti tenais, tu tave išlaipina autostradai.
Tai žiūrėsim, kaip šitas seksis. Ir kitas labai svarbus dalykas, iki 9:50 reikia spėti atgal į traukinį, atgal į Tokijų, nes po to jau niekas nebevažiuoja ir nebeatveš. O tai reiškia, kad netgi buvo tokie patarimai, pasiplanuokit nakvynę Jokohamoj. Dabar su Evelina jau važiuojame su taksijim. Dar nesam taip važiavę. Toyota Crownas pas mus veža. Žiūrėkit, ko belena. Nelabai, čia rodo bent jau nelabai matos. O, matos, apsišviečia. Puikiai. Super. Gerai, į Daitoko susitikimą atvykti pavyko. Dabar eisime pasižvalgyti, matom, aikštelėje jau yra susirinkę tam tikrų egzempliorių, ten šiek tiek toliau. Tai biškį pasivaikščiosim, pasižiūrėsim. Šiaip aikštelė labai civilizuota, yra visko čia ir pavalgyti, ir parduotuvės, ir tūlikai. Nu, tai jeigu teks likti, tai žiūrėsim. O biškį renkasi chebra. Visokio tipo automobilių yra pilna, taip pat ir stokinių, mersiukai, leksusiukai, Crownas, tas, kas pas mumis yra neaktualu, tiksliau labai reta, mes tokių neturim. Čia įdomesni egzemplioriai su visiškai minimaliu dropu, tai kai automobilis yra nuleistas labai žemai, tai labai tai yra labai. Ir čia jau chebrytė kažką biškį įdomiau su apšvietimu pasidarė, saloniukas premium, tai yra Toyota Crownas, irgi premium autobusiukas čia Japonijai. Nissanas irgi Europoje dažnas svečias, čia toks labiau patiunintas atvažiuoja. Jau ir chebros daugiau renkasi nemažai užsieniečių, tokių kaip mes, irgi stebim automobilius. O čia yra pats gražiausias modelis, kurį aš noriu ir matyti, ir netgi nusipirksiu modeliuką, mačiau degaliniai, yra kaip tik toks pat dropintas variantas. O, RAV4, prašau, koks automobilis. Dar viena Toyočikė, Crownas. Tai patinka man. Taip, automobilių tikrai yra nemažai, jie čia keičiasi, vieni atvažiuoja, kiti išvažiuoja. Esminis dalykas yra toksai, kad jie čia renkasi tai iki 9 valandos, po to atvažiuoja policija ir visus išvaiko. Taip, jau čia vyksta viskas, jie pakankamai tvarkingai, čia neleidžia niekas muzono ir laikosi taisyklių. Kiek skaičiau, tai net šeštadieniais dar anksčiau išvažiuoja, nes yra tam tikri įstatymai dėl triukšmo ir tiesiog jie visi išsivaiko pakankamai anksti. Ir kas, jeigu norėsit irgi atvaryti į šitokį spotą, tai vyksta penktadieniais vakare, šeštadienį vakare vyksta toksai jau paprastesnis tipo ir vyksta sekmadienį ryte, kai yra šviesu, tai tada irgi galima pasižiūrėti automobiliukų. Nu ir dar keletas, aišku, legendų, negali kitaip čia jų pavadinti. Tai mūsų Fairlady, Nissaniukai, Datsunai jau tuo metu vadinosi. Visiškai klasiški automobiliai. Kaip jums, Evelina, šitie modeliai? Gražiausias šitas sport. Kas čia varau? Nissanas. Taip. Ir gera žinia ta, kad mums pavyko rasti taksį, suveikia planas AB. Net C buvo ieškoti Uberio, bet tas užtruko mums apie, matėm, kad tas sunkiai ir čia nieks nenori važiuoti, nes tikrai labai toli važiuoti, tai reikia tolzus mokėti, ta prasme, daug reikalų. Atėjome į autentišką sušių restoraną, kuriame nežinom, ar bus vietos. Nėra dviem, ne? Nei vienos vietos nėra. Galim laukti, kol bus. Žodžiu, pavyko patekti į tą sušinę, kurią netrukus rodėm. Pasirodo, buvo dvi vietos, bet jų nepamatė Evelina, nes jis mažytės nedidelės vietos. It's a real tartar. Perfect. Nu, išradom patys savo sušius naujus. Super. Visi gyrė. Klausinė ar skanu, o iš tiesų yra
labai skanu. Tie ryžiai yra perteklinis reikalas, žinok. Taip daug. O pabiškoti pavarai. Kol Evelina visų sušių nesurijo, tai dar stengiausi greitai pagriebti momentą. Tai turime ikrus, turime lašišą, turime krevetę, turime nežinau kas. What is this? Kime. Kime, I don't know how to say in English. Okay, kime. So, Yeah. Kime is the name. Ingava. So, our followers will translate it by itself. It's okay. Vos kvapą baigiam atgauti. Skubėjome į traukinį, kuris panašu, kad tuoj atvyks, tai yra paskutinis traukinys, kitas, kaip minėjau, būtų 5 ryto. Žiauriai smagiai pasidėjom, pabuvo vietai. Labai. Tokia, kur šeima, visi kartu, visi draugė. Kiekvieną dieną tie patys žmonės, visi jau tapę kaip šeima. Tai tas labai fainai. Jo, tai paragavom obuolių degtinės, kas nebuvo labai blogai. Esu ragavęs Lietuvoje obuolių samagoną, tai tą obuolių. Bulvių. Tai nieko gero. O čia visai skaniai, po to gavom labai gerų suši, tikrai labai skanus, amazing, prasme. Viskas yra su žuvyje, visas atsakymas. Toliau dabar važiuoja traukinys. Visa esmė yra tame, kad viskas labai šviežia, viskas yra su šviežia žuvim ir įvairia žuvim. Tai mes išragavom, nežinau, 6 rūšių sušius, nes pasiėmėm setą. Visi padarė tą setą ir, žodžiu, buvo labai gerai. Ir gavom, kas buvo įdomu, wasabi suši iš wasabi gabaliukų. Nu, tai ašarą teko išspausti už tokį gėrį nuostabų. Viskas, atvažiavo mūsų traukinukas, sėdam, viskas, kad būtų ramiai. Da, pažiūrėsim, ar čia ne tas. Nelabai matosi, nes jau yra naktis, mums galiausiai pavyko visur atvažiuoti, grįžti namo. Čia tam bariukį, kur taip raudonai vadega. Varklartė. Pasitikrinom rydienos planus. Rytoj varysime jau į gamtą, važiuosime vienai dienai į Hakonę miestą, kuris yra netoli ir artimiausias vienas iš taškų pamatyti Fuji kalną. O šiandien žinokit viskas. Išvargom, pavargom, išlakstėm, turime beveik 12 valandų, einame ilsėtis ir rytoj kelsimės 9, tiksliau 8. Tam, kad 9 išvykti. Išvykti ir spėti visur viską aplankyti gamtoj ir grįžus užsiimti mūsų mėgiamiausia pramoga skalbimais. Skalbimas, jej!